Pasirinkau anglų, nes baigiau su 100, tai čia toks buvo labai aiškus sprendimas, kad aš labai gerai anglų moku, o tarp prancūzų, vokiečių ir ispanų pasirinkau ispanų, nes žinau, kad labai didelė pasaulio dalis šneka ispaniškai ir tiesiog labai graži kalba. Šiandieninė mokykla tampa dinamiška daugiakalbė erdve. Todėl užsienio kalbų mokytojai šiandien jungia anglų, prancūzų, vokiečių, prancūzų, anglų, ispanų, anglų ir italų ir kitas kalbas. Ispanų kultūra yra labai turtinga, nes yra kalba, kur ne tik vienoj šaly, kaip žinom, visų Pietų Amerikai praktiškai kalbama ispaniškai. Tai yra labai turtinga kultūra, kur yra ir įvairių, ir meno kūrinių, ir iš tos pusės, bet irgi ir ta sociokultūrinė aspektą. Iš tikrųjų, kaip gyvena žmonės kitur pasaulyje, man atrodo, tai irgi yra turtas pasidalinti su žmonėm čia Lietuvoje. Man labai patiko, kad yra labai daug kalbų. Atsidarai ir ten sąrašas mokykis, kiek telpa, kiek nori ir ko nori. Tai praeitą semestrą buvau pasiėmusi gestų kalbą. Kaip pedagogė, manau, visai naudinga yra mokėti gestų kalbą, kad susišnekėti galbūt su specialius poreikius turinčiais vaikais. Vytauto Didžiojo universitetas turi iš tikrųjų labai platų spektrą gretutinių studijų. Iš tiesų labai populiaru yra ir studijuoti kitas kryptis. Tai pavyzdžiui, pakankamai populiari studijų kryptis yra psichologija, kuomet renkasi, sakykime, būsimieji mokytojai studijuoti. Tai prie viso to labai svarbus yra ir tas toksai verslo modelis, ir tikrai studentai mėgsta pasirinkti verslo, sakykime, vadybos, administravimo studijų kryptis, tai yra pakankamai populiaru. Atvirumas daugiakalbystėje tai yra kalbai jautrus ugdymas ir tai yra galimybė susikalbėti su visų pasauliu.